Saulės energetika juda tolyn, keičiasi ir dabar turim 26 metų sezono pradžią. Gegužės mėnesį, kai filmuojame šitą video, ir turim trumpą tokią apžvalgą, kur juda rinka ir kaipgi kokie pokyčiai vyksta prieš šiuos metus ir ką galima tikėtis dar šiais metais ir ateityje. Esu Gediminas Kilčius, Unusol vadovas ir Saulės energetikoje esu jau ne 1 metai, 10 metai ir Saulės energetika labai intensyviai keitėsi. Per paskutinius 5 metus ypatingai stipriai keitėsi, lyginant vien jau 24 ir 25 metus matom dvigubą augimą gaminančių vartotojų, Saulės elektrinių prisijungimų gale, dydžiu. Na ir per paskutinius 5 metus šitą rinką ir technologiją Lietuvoje plėtėsi netgi 16 kartų. Ir žinoma, su tokia didelė plėtra ir su tokiu dideliu noru turėti Saulės elektrinę tiek verslui, tiek gyventojams turime ir iššūkių. Klausimas, kaip mūsų tinklai atlaiko, nes jie daryti taigi ant kitokios sistemos nei Saulės elektrinės yra skirtos, čia naujoji technologija. Čia iš centralizuotos į decentralizuotą einame, į daug mažų vienetų. Tai ir susidurėme su iššūkiais, kuriuose dabar esame, ir daugumai atrodo, kad tai yra kažkokia vieta, dėl kurios negalima netgi diegti Saulės elektrinės, ar jinai neapsimoka. Taigi praeisime šito video metu tiek rinkos tendencijas, tiek ko galima laukti, ir pasižiūrėsime, koks taigi tas atsipirkimas. Ir kodėlgi vis tiek visi norintys Saulės elektrinės laimi tie, kurie pasistato ją pirmiau ir greičiau. Nes tie, kurie pasistatė prieš tuos pačius 5 metus, jau jie džiaugiasi pelnu ir netgi kai kuriais atvejais atsipirkimu ir 2 kartus. Prieš tuos pačius 4-5 metus elektros kaina buvo vos ne dvigubai mažesnė, ir Saulės elektrinių, kas norėjo Saulės elektrinės, atsipirkimas buvo žymiai ilgesnis negu dabar. Na ir aš vis dar klausiau to klausimo, kokia geresnė yra investicija negu Saulės elektrinė, netgi ir šiomis naujomis sąlygomis. Tai rinkos tendencijos sako, kad vis dėlto tai yra labai gera investicija ir žmonės nori to, kaip matom iš grafikų. Eso skirstomieji tinklai riboti yra technologiškai, nes turim vietoj tų didelių atominių elektrinių iš Lietuvos kelių kraštų į daug mažų vienetų po 10 kW, po 100, po megavatą skirtingos Lietuvos regionuose, ir šitą energiją kažkaip tai reikia paskirstyti. Tai ir iš to atsiranda, kad turim dabar prisistatę, kaip matėte iš grafiko, daug pajėgumų generuoti elektros energiją. Lietuva tampa vis labiau eksportuojanti šalis į kitas šalis, ko nebuvo prieš tai. Tai čia tiems mylėtojams energetikos, tie, kurie sako, kad Saulės elektrinis daugiau žalos padarė negu naudos, tai iš tikrųjų daugiau naudos visos Lietuvos ekonomikai daro, nes patampam eksportuojanti šalis, ne tik perkanti šalis. Tai kas būdavo prieš Saulės elektrinių visą instaliacijos ir visus kitus dalykus, tai kažkoks stebuklas, kai sugeneruodam kažkokį tai perteklių. O dabar turim nemažai ir neigiamos kainos rinkoje. Kai visos Saulės elektrinės vienu metu pradeda generuoti elektros energiją, tada ir pasidaro ta perteklinė energija ir turim minusinę kainą. Tai kas yra perkrautos transformatorinės, tai reikia keisti tinklus, reikia efektyvinti juos ir keisti iš vienos pusės į kitą, kad elektra keliauja. Tai ne tik vartotojai pasidarėme, bet ir ir sakinys sako, gaminantys vartotojai, tai gaminam ir vartojam. Ir Eso uždėjo dabar, uždėjo tokį technologinį limitą, tas 1 kW atidavimas. Tai galima gale atiduoti į tinklą daugumoje atveju yra 1 kW per valandą. Tai, ir tada žmonės atsiduria, sako, aš gavau tik 1 kW ir man Saulės elektrinė nebeapsimoka. Aš manau, geresnių sąlygų nei jos buvo prieš kažkiek laiko, ar jos dabar yra, tai jų nebus Saulės energetikoje, nes kaip matėte iš grafiko, Saulės elektrinių tik tai didėja, tik tai daugėja pačių vienetų ir pačių galingumų. Ką mes matom iš tendencijų, kada galima sulaukti geresnių galbūt sąlygų, tai po kokių 3-4 metų, kai turėsime
pakankamai kaupimo įrenginių ir dar prisistatys daugiau elektros vartotojų, tai kalbam apie duomenų centrus, apie naujas jungtis su Europą per Lenkiją ir taip toliau, tai tada galbūt ir bus geresnės sąlygos, arba bus ankstesnės geresnės sąlygos, tačiau čia vėlgi tie, kas laukia, tai žinot, ir gaunasi, kad paskui sako, nebeapsimoka saulės elektrinės, nes praleido tas geresnės sąlygas. Tai aš manau, kad dabartinės sąlygos yra geros, pasinaudoti galimybėmis tikrai verta, nes gali būti ateitie, kad per artimiausius porą metų, kad nebeturėsim visai atidavimų. Tada dar kitaip žiūrėsis, o galbūt ribos iš viso galingumą saulės modulių. Na, nežinom, kur nuės. Tai dabartinės sąlygos yra tikrai geros ir reikia suprasti, kaip yra iš tikrųjų. Tai kad didžioji dauguma elektros energijos yra sunaudojama tiesiai namuose, tai kad tinklai, taip, yra smagu turėti nulinės elektros sąskaitas, su 1 kW atidavimu šito dalyko neturėsime, tai šitą reikia suprasti, bet tačiau turėsime žymiai mažesnės elektros sąskaitas, galim sumažinti netgi 70-80% kai kuriais atvejais elektros sąskaitas, nes galima padaryti tam tikrų technologinių sprendimų, kad prisikaupti tos elektros energijos ir žiemai. Na ir kiekvienas mėnesis tai yra išlaida, o nesutaupimas. Tai jūs mokėdami už elektrą iš principo turite tik tai išlaidas, o su saulės elektrinė jūs turite investiciją, kuri atsiperka. Elektros sąskaitos niekada neatsipirks. 1 kW atidavimas dar ką sako, kad mums reikės kaupiklių, tai gaunasi, kad jūs turite papildomą įrenginį dar namuose, kuris jums padės, ir kai kuriais atvejais netgi sulyginti galias. Jeigu jums trūksta galingumo įvade, jisai gali jums padidinti kaupiklis į įvado galingumą tam tikrais momentais. Jūs galite dingus elektrą gyventi iš kaupiklio, jūs galite turėti nulinę sąskaitą šviesių periodų metu. Tai yra, kad dienos metu kaupiate elektros energiją kaupiklyje ir tuo pačiu vartojate namuose ir naktį naudojate iš kaupiklio. Ir taip sukasi. Galime suprogramuoti įrangą taip, kad jūs 24 valandas per parą generuotumėte tą 1 kW į tinklą ir taip išnaudotumėte bateriją pilnai. Tuomet žiemos periodo metu elektros kaina jums kainuos 7 centus. Tai vietoj dabar 22-25 kažkur šito periodo vaikšto elektros kainos jūs mokėsite tik 7 centus. Labai greitai. Unasol padeda jums sukurti išmanę namų sistemą, kuri padeda jums sutaupyti elektros energiją, būti apsaugotiems nuo elektros dingimo, ir netgi šildytis. Norėdami įsirengti saulės elektrinę, kaupimo įrenginį ar šilumos siurblį, kreipkitės, palikite mūsų užklausą ir mes su jumis susisieksime. Iki greito. Kalbant apie 1 kW atidavimą, yra tokių kalbų, kad viskas, kadangi išmanėja ir viskas turi būti sujungta per dirbtinius intelektus ir visus kitus dalykus, per serverius, tai kaupimo įrenginiai taipogi yra šitose programuose. Tai ką galima padaryti, kur eina tiksliau rinka ir apie ką kalbama, kad minusinė kaina yra per pietus. Ir dėl to mes turime tik tą 1 kW atidavimą. Tačiau yra kalbama, kad galimai šitiems vartotojams bus leistina dinamiškai atiduoti elektros energiją į tinklus. Tai yra, rytais elektros poreikis nėra toksai didelis ir saulės elektrinės yra neaktyvios dar, tai tada duoti didesnį atidavimą. Per pietus sumažinti iki to 1 kW ir, tarkim, link vakaro vėlgi padidinti atidavimą iki tam tikros skaičiaus. Taigi, šituo atveju rytai vakarai saulės elektrinės turi dar didesnę prasme. Tai kas keičiasi iš principo visoje rinkoje, į pietus nukreiptos elektrinės su 1 kW atidavimu rytai vakarai vienareikšmiškai yra geresnė investicija ir geriau veikiantis daiktas. Pakankamai dažnai klausimas kyla gavus tą 1 kW atidavimą. Ar man tikrai reikia kaupiklio, galbūt tiesiog galima atiduoti į namus tiesiai tą elektros energiją, tą 1 kW atiduoti. Tačiau su kaupikliu jūs gaunate, saulės elektrinė dirbs pilnu pajėgumu, jūs gaunate išmanumą, namai naudoja iš kaupiklio tiesiai energiją, jūs galite turėti nulinę sąskaitą, ko be kaupiklio jūs nebegalėsite turėti.
Na ir galima pasidaryti, kad 1 kW, jeigu jūsų žiemos suvartojimas yra didesnis, kad nuolatos tą 1 kW pumpuojam į tinklą ir taip kaupite elektros energiją. Taigi, kai kuriais atvejais skaičiuojame, kad kaupiklis yra šiuo metu geresnė investicija negu saulės elektrinė netgi. Tarkim, perkant elektros energiją pagal biržos kainą, netgi namuose jūs galite pasikrauti kaupiklį už minusinę kainą. Tai yra, jums moka už tai, kad jūs kraunatės. Tai orientacinis atsipirkimas saulės elektrinės su kaupimo įrenginiu, tai tarkim 7 kW elektrinė ir 11,5 kWh kaupiklis, jo kaina yra apie 8000 eurų, sutaupimas yra grubiai 1200 eurų per metus laiko, ir atsipirkimas yra 5-7 metai. Čia yra be paramos. Dažnai girdžiu, kaip klientai sako, mano namas tai vien ant elektros. Tai manau, kad visi einam link to, kad norim švarios, gražios energijos, kad būtų be tepalų, be išmetamųjų dujų, kad būtų tylu ir kad būtų ramu. Tai link to ir einam. Tai palinkėsiu jums drąsos ir judėti link tos švarios energijos ir su šito 1 kW atidavimu. Prašau jūsų prenumeruokite, mes išleisime daugiau tokių informacinių video. Tai ačiū, geros dienos.